Gerą dieną, ribokai, malonu matyti. Sveikinasi su jumis ir šitas padariukas. Pirmą kartą išsivežu žvejybą šiemet, tai baisiai laukia, patenkintas visas cypauja. Varom į laukinį tvenkinuką. Tvenkinį didelį, bet koncentracija ten žuvies karpių yra nemaža. Būsim gal 5, gal 6 žmonės, tai pirmas tikslas socializacija, pabūt, pašnekėt, prisimint senus laikus ir aišku pagaut kokį karpiuką. Šiandien kovo 28, penktadienis, 2 valandą kažkur dabar jau. Oras nelepina, 6 laipsnius rodo, ką tik nulijo. Rytoj bus aišku geriau, rytoj rodo 17, kiek ten 19 ir saulytė. Bet važiuojam tada, kada galim. Kažką, manau, per visus vis tiek pagausim ir jum parodysim. Tai va, planas su palapinėm jau normaliai, išmiegosim, pažvejosim, iškepsim mėsytę kokią, pabūsim, tikimės kažką pagaut. Bet, kaip visą laiką sakau, geriau žvejyboj, kad ir kokį jinai bebūtų, negu ant sofkutės. Tai va, važiuojam, toj būsim. Atvarėm į spotą, chebra jau palapinę statosi. Bėjo įkarkti, Jėzus, tas, kad nori žvejot. Čia bus mano vietelė. Bangos nemažos. Bet jie gelia. Nuotaika super. Nesušalsim, nesulysim, nesvarbu. Kaip nors einu ruoštis daiktus. Dedam šitą. Apsimėčiau daiktus, palapinė pastatyta, jeigu lyt pradėtų kartais netikėtai. Einu su chebra, pabendrausim, pasišnekėsim kaip čia kas per taktikos. Pabiškį bandysim ruoštis, stovai, ypai meškerės, jaukai, masalai, vietos, taškai ir visa kita. Mėčiau daiktus, biški meškerės, stova, pipsikai. Reikia ieškoti, ant ko čia gaudysim. Galvoju vieną tašką daryti žuvinį, pakrašint boilių biški. Gal kokią kanapę vieną kitą įmest, kažką jau paeksperimentuoti. Nebe taip pat kaip prieš tai žvejybas, o porą taškelių gal saldesnių kažkokių. Chebra ruošiasi, visi ruošiasi, nuotaikos visų geras, visi su šypsenom. Pusę klubo beveik suvažiavo iš 12 ar kiek čia žmonių, 6, dar vienas pasisvečiuoti, kad važiavo, tai 7. Fainiai. Gerai. Sunku čia bus iš tikrųjų pagaut kažką. Vėjas stiprus, nulijo, temperatūra maža. Bet bent karščioką kokį tai išlupsim, manau, tikrai. Tęsim toliau darbus. Toks jausmelis, kad čia žiurkės džigi darė visą žiemą. Nieko. Atsišviežinsim. Po biškį atsirinkau, ant ko planuoju gaudyti. Tai viena bazė bus braškė ir ananasas. Tai ananasinės peletės. Čia jau pamaišytos. Braškė, ananasas, boilis, Big Fido, Eldorado. Ir čia biškį didesnės peletės. Ir po biškį galėsiu pamiksuoti. Arba braškinį vafteriuką uždėsiu, arba ananasinį popiką, arba braškinį popiką, arba ananasinį vafteriuką. O gal ir mango su oktopusų, tą savo mėgstamiausią. Gal ir tą, žodžiu, prie saldžių maždaug kažką miksuosiu, šitos visus sumiksuosiu ir po vieną pasirinksiu kažkokį tai builiuką arba vafteriuką. Tada kitas taškas bus Spicy Red Fish'as. Yra dar iš pernai biškį pelečių likusių. Pakrašinsiu boilių dar.
Ir irgi turiu arba popikėlį mažą, arba neutralų. Gal biškį papjaustysiu. Ir trečias bus grinai tigrinio riešuto peletės, tigrinio riešuto boiliukai ir neutralus tigrinio riešuto kablio masalas. Tai bus vat įdomu toks beveik kaip ir testas, ant ko čia pavasarį kimba. Vieni sako žuvinių labiau, kiti saldžių, kiti dar kažką neutralių. Tai pabandysim visus tris. Ir bus aišku. Nu šiaip nebus aišku, nes reiktų testuoti realiai daug žmonių ir daug žvejybų, bet čia vieną kartą pabandysiu. Labiau taškas ir labiau žuvį reik rast, bet tarkim, pačiam įdomiau žvejot bus. Tai dedam masalus. Biški čia tas peletės su boiliukai susimiksuoju, nepasėmiau kibiro, aišku, vieną tik turiu kibirą. Nu bet kažkaip. Masaliukai bus tokie. Čia Spicy Redfisho popikas su braške žuvis. Čia braškinis vafteriukas su braške žuvis. Ir čia saldus kukurūzas apipjaustytas. Tokį padariau kvadratinį neutralus. Tigrinio riešuto boiliukas ir karamelinė šitą PV bombą. O ant tų kitų šitos PV bombos. Viskas, ready beveik. Beveik ready, išlindo saulytė. Bet vėjukas dar pučia. 4 valandas jau turim. Taip atrodo mano spotukas. Meškerės laukia, kada bus užmestas. Kolega užsimetinėja, čia kažkur laivukas plaukia. Aš čia žvejosiu, viens kolega ten, viens ten, viens ten, viens ten, viens ten. Žodžiu, bus čia veiksmo. Nu kažką pagausim. Privalom kažką pagauti. Ką tu snarglini? Ką nori? Duok čia. Duok čia. Nori? Nori? Ne, duok žaltį. Padėk. Padėk. Gerai. Bent. Nu Jėzu. Bent tam linksma čia bus. Džiaugias vaiks. Viskas. Dirbam. Čia Spicy Redfishas. Taip atrodys su peletytėm pakrušintas. Čia kai neturiu kibiro, kai palieki, tai Maximos maišo. Peletytės, geltonas, raudonas, didesnis, mažesnis. Keli gabaliukai, boiliukai. O šitos tai turbūt tiesiai į laivelį dėsiu peletės, nes neturiu kibiro. Ir paspaudysiu su pirštais biškį boiliukų. Ir gal bus gerai. Saulė išlindo. Yra valčių, reiktų šiaip užsimest greičiau. Yra valčių, kad užkips kažkas. Ką, bandom ieškoti taškelių. Iškart 5 metrai gilis. Kaži girdit jūs ką nors, nes vėjas tai žiaurus. Temperatūra rodo 9 laipsnius. Išsisaugojau taškelį. Vieną kitą žuvį piešia. Toli ten kažkur, net nesimato. O kitą tašką bele kur praktiškai tik atgylis. Iš 4 metrų į 3,5 nukrenta. Dar vieną reiks surasti. Taškai surasti. Pusė bėdos. Temperatūra visgi ne 9-8 laipsniai. Taškai 120 metrų maždaug. Vienas taškas. Tokia keista ta vieta, tenai buvo nuo 3,5 iki 2,5 toks stalas. Tai nežinau, ar ten kokios žolės, ar kas ten yra, bet pabandysiu užmest. Tai vienas taškelis 120 metrų maždaug ant stalo, 2,5 gilis.
O 2 taškai 170 maždaug metrų ir viens nuo kito per kokį 60 metrų, bet plius minus gilis apie 3,5, nes kitur ir 4,5 ir 5 jau metrai būna, tai manau reikia ieškoti kažkokios vietelės, kur dar nėra tie giliai. Tai va, kas čia dar? Nieko, viskas tvarkoj. Pasižiūrėkit laivukas.lt, jeigu laivukas domina. Yra visokių modelių, dabar kaip tik naują užsakymą padariau, tai kelių savaičių bėgi turėtų užeiti, tai parašykit, pasišnekėsim, koks jums tinka labiausiai pagal žvejybos būdą, pagal stilių, pagal ežerą, pagal finansus, pagal viską ir tiek. O aš einu užmetinėti meškeres. Bėk iš šikalinį. Bėk. Gerai. Kažką bandom, chimičin. Ką jūs? Pirmas taškiukas bus braškė. Iš mano naujo kibiro. Saujytis uždėsim. Taip atrodo. Kadangi pučia vėjai ir didelės bangos, užsidėsim dangtį. Ir viskas. Meta meškeres pagaliau. Oras, ledas, viskas ledas, karoči. Gyvenimas nuostabus, žvejyba jėga. Pirmas taškas bus, sunkiai matosi, 14-13 metrų liko, 3,5 gilis, 8 laipsniai, kaip ir sakiau. Ir turėtų pradėti mažėti gilis. Va, mažėja iki 3 metrų, 2,9. 2 metrai rašo iki taško, dar biškį paplaukim. Bet čia bus žolės, blemba. Bandom iškart už. Iškart už taško, už žolių. Dėl viso pikto dar kartą. 110 metrų šitas taškas. O, piešia ribą. Nu, reiškia, neblogą tašką pasirinkau. Vsio, vyniojam namo. Einam kitus du užsimest.
Išsitraukiau batarkį iš karto. Nieko, turiu pakeitinių. Šiaip ne taip. Biškį yra ką veikti. Ant 107 metrų. Bet nieko. Pavyko susimesti. Tai žodžiu atsiminkit. Pirmas taškas braškė su ananasu. Antras taškas tigrinis riešutas. O trečias taškas spicy fishas. Viskas. Atidirbo kaip čempionas per bangas. Всё, hebra. Dabar aš einu ilsėtis ir pasišnekėt, pasibūt su draugeliais. O jūs laukit kliovo. Toj susimatysim, jaučiu. Visokių tokių primėtyta šiukšlių. Biškį reikia apsirengti savo vietelę. Ir laukiam kliovo. Nubėgam žiūrėt, kažkam kimba. Visgi nieko. Laukiam kitų kliovų. Ką tu vaiks ostai? Arkti? Arkti? Džiaugies liaukė, ką aš džiaugies žvejybai. Geras, pasak. Skaniai. Aika skaniai. Aha. Eim lašinių ieškoti. Traukiam. Kaip tik šašlikus iškepėm, jaučiu. Jaučiu arktis šašlikus daužo dabar. Net palaiduokame. Karpiuks. Mažas karpiuks. Ai, ne, karšis. Nu tu čia jį kažkaip nežinau. Ai, karpiuks, karpiuks. Perkel. O, va taip, va, ir kelk į viršų. Palauk, graibštą tiesiog pasimki viską per čia. Bet taip graibštai plotis. Nesvarbu. Tu paleidai karpį. Mažas karpiukas, neliuks. Bent jau veiksmas. Nu. Čia 5 kilų kažkur. O tak, o tai va. Karpūno klubas, o tai va žvejoja. Sveikinimai. 5 sekundės. Pasimatys tas karpšės. Cheese. Turėjo nusikalti. Pala, pažiūrėsiu. Padaryk fūrą. Nu, pasiruošę? 5, 4, 3, 2. Opa! Opa, yra. Nice. Girdėjau. Sujudėjo man kažkas. Vienas piptelėjimas. Gal prasidės kibimai. O tas karpiukas užkibo ant king krabų. Žvejojam, sėdim. Viskas liuks. Karpiukas, karpis yra karpis, hebra. Mažas, bet džiaugsmo visiems davė. Mėsiu nuotraukytę pasižiūrėti. Bėk arkti! Opa! Pelikė palį pakrantį.
Oi. Atsargiai nepasismeikit. Čia į kairę temk. Į kairę. Ša. Karšį. Raudė. Raudė. Neraudė, oi. Bet važiavo, ne? Gerai. Ne? Plauk iš čia. Žodžiu. Labą vakarą. Labą naktį, jau beveik 2:30. Nulyja kokios 4 valandas. Realiai nelabai yra ką raportuoti. Šlapia visą kamerą. Buvo pora pipsikų, bet nieko stebuklingo. Pasidėjom su Hebra, pašnekėjom, pabuvom, pažvengėm. Ir viso, einam miegot. Baigsis lietus, rytoj bus šiltesnė diena. Permesim, gaudysim kažką. O dabar viskas. Arktis net neatėjo su manim. Pasiliko su bičiais. Nu blemba. Velnis yra. Gerai, iki rytojaus. Labą rytą. Sunkus gyvenimas. Naktį pipsėjo kokius 4 kartus. Pip, 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 pip. Bet jau kol pradėjau eiti, nebepipsėjo. Tai nafik tik buvau užmigęs, tai kažkaip ir nebijau, bet žiūriu, beždžionė visiškai atleista viena, tai nežinau, čia iš to karto, ne iš to. Reik patikrinti. Pareit sunkiai pareina, bet spurdėt nelabai jaučiu kažką. Lengvai pradėjai? Nu jaučias kažkas, žolės kokias. Niek. Nu kabliuks visas žolėm apėjęs. Tai gal įnešė į žolės kažkas. Nieko. Reikia eiti atsigerti kavytės, papusryčiaut kažką ir persimest meškeris. Šiaip naktį nieko, nieks nieko nepagavo. Buvo keli papipsenimai, patampimai, bet kol kas tiek žinių. Nu, lyg tai irgi pasikoręs yra kažkas kolegai. Buvau pamiršęs, kaip sunku būna ryte atsikėlus, mažai miegojęs gamtoj. Daužo. A ir kažkas? Aha, švins su boiliu. Skanios kavytėms. Dar neprasičiūkinau. Skanios kavytės. Pusryčiaujantiems ir geriantiems kavytę. Kažkas čia kažką atsitraukia. Bet abejoju. A yra kas? Tai tu nelupk tiek. Nu vo. Kokia gražuola. Gerai, jungti. Super. Išjungiam ir žvengiam. Parsitraukiau meškerytės. Sveikučiai, laikas persimest. 2 buvo nutirpę boiliai, tai vakar biškį patingėjau, galėjau daugiau įdėti pastangų. Persimest dar prieš einant gult, bet kad buvo šlapė, lyja labai. Kažkaip nesinorėjo ten labai bevargti. Tai dabar laikas biškį pakeisti. Masaliukus uždėsim, oktopusą, strawberry skvidą, vieną spicy redfishą paliksiu ir vietoj tigrinio pabandysiu saldų kukurūzą.
pašilo temperatūra, saulutė išlindo. Gal pašils biškį ir oras. Dar pabūsim, niekur labai neskubu, vis tiek nėra ką veikti. Tai gal dar pagausim kažką. Ko žvengi? Parazitai. Visiems čia juokinga. Reiktų pačiam, tai nesijuoktum. Spiningautojų pilna, kokios 5 valtis matėme jau. Ką jie čia gaudo, starkių negalima, lydekų negalima. Tipo ešerius, tikriausiai. Šiaip tai žvejoja va grinai. Mes dar toliau metam, negu jie ten gaudo, nu bet taip jau yra su laukiniais telkiniais. Всё, meškerytės permestos, laivukas konkrečiai atidirbo, biškį pakeisti masaliukai ir reikia eiti apsitvarkyti. Hebra jau po biškį skirstos, bet pas mane dar yra nebaigtų darbų. Šiandien reikia pagauti kažką, ne? Reiks į droną pakelti gal, biškį pasimokinti. Vėjas yra, bet kažkas išeis. Įkirto kolega, sako geresnis, matysim. Lydeka. Lydekuitis, nu karpiai nenori dar. Kur tu tempi, nu? Gal, kad gal. Remba. Žiūrėk, rauda. Kieno čia ta rauda? Šiaip visai viltį praradęs jau. Paskutinę kavytę geriam, bet supipsėjo. Supipsėjo, kiek džiaugsmo supipsėjimas duoda. Bet panašu, kad nieko.
basta, ribalkė baigta. Ačiū, kas žiūrėjot, kas nežiūrėjot, eikit ten. Ir viso, pasiemam marktą, vyniom namo, ilsėtis. Kaip žvejybėlė buvo, Tomai? Liuks. Liuks. Pagavom 6 per 20 meškerių 2 raudės. Vieną karpio palikonį, kažkokį jaunuolį. Nežinau, pusės kilo ir lydekuitį. Tai super, bet pabuvom užtat normaliai. Vaiką įsivežiau pagaliau į gamtą. Tas tai pabuvo. Tai va, tiek žinių. Dedam. Ir iki kitų susitikimų.